Mokiniai vaikščiojo su Jėzumi, matė jos stebuklus, girdėjo pamokslus. Bet žinai, ko jie paprašė jo išmokyti? Ne kaip gydyti ligonius, ne kaip pamokslauti. Jie sakė, Viešpatie, išmokyk mus melstis. Luko 11 skyrius, 1 eilutė. Kodėl? Nes jie matė, kad malda buvo Jėzus gyvenimo širdis. Jis dažnai pasitraukdavo į vienumą, kad kalbėtų su tėvu. Ir tai darė skirtumą. Jėzus jiems pasakė maldą, kurią vadiname Tėve mūsų. Ji prasideda Tėve mūsų, kuris esi danguje. Jis moko, kad meldžiantis pirmiausia kreiptumės į Dievą kaip į tėvą. Ne kaip į tolimą valdovą, bet kaip į artimą, mylintį tėvą. Maldos esmė tai ryšys, ne formulė, ne taisyklės. Tai ryšys su tuo, kuris mus myli. Šiandien paklausk savęs, ar malda man yra tik pareiga, ar tikras bendravimas su Dievu.